Dažniausiai, kai žmonės statosi namus, pasako atstatytojui, elektrikam ar kažkam tai išvežioti į kampus kameras ir galvoja, kad viskas bus gerai. Tai aš norėčiau duoti kelis patarimus, į ką atkreipti dėmesį, kad būtų viskas tvarkoje su kamera. Pirmas dalykas, tai nepalikti per trumpų kabelių, nes iš tikrųjų tas kabelis nieko nekainuoja, o kur ta kamera bus, tai čia tai labai geras klausimas. Antras dalykas, tai yra atkreipti dėmesį į lietvamzdžius. Čia buvo idėja, kad kamera bus ant pačio kampo, bet kamera žiūrės į šitą pusę, todėl tos kameros vieta yra bloga. Kameros vaizde neturi būti nieko, tokio kaip lietvamzdžio stulpas ar panašiai, dėl to, kad nakties metu nelabai gerai matysis. Todėl kamera turės būti priešais va šitoje vietoje montuojama. Trečias dalykas, čia kai mat pakalimas yra skarda, tik į skardą sukti kamerų nelabai gerai, nes per laiką tikriausiai jos nukris, todėl reikia pasirūpinti, kad būtų į kur sukti kameras. Tai yra papildomas kažkoje medį įdėti ar panašiai. Na ir paskutinis patarimas, tai jeigu tu turi pakalimą, tokiu atveju tu gali sutaupyti ant bazių, kurių iš esmės kameroms tada nereikia. Dėl to, kad gali padaryti nedidelę skylę, kažkur apie 3-4 cm, į kurią galima būtų sukišti visus sujungimus, antgalius ir panašiai. Tai tokiu atveju sutaupys ir šiaip man iš esmės atrodo kameros gražiau, kai yra be bazių. Bet jeigu nėra kur tų laidų ir antgalių sukišti, tada bazės yra privalomos.